Sveikinam visus susirinkusius į konferenciją apie naujienas nefrologijoje ir jų iš tikrųjų nemažai, pradedant nuo prevencijos, po to kaip taikyti įvairias hemodializės rūšis, kaip diagnozuoti retas ligas. Ir labai malonu Jūs matyti, labai ačiū rėmėjams, kad padaro įmanomas tokius renginius. Ir aišku, tiems, kas atvykę iš kitų miestų, bet ir iš Santaros klinikų irgi teko keliauti vos ne valandą, nes šiandien dideli kamščiai. Tai daug žodžiausių ir profesorė Ingai Bumblytei perduodu mikrofoną, kurį kartu pirmininkaus su manimi šioje sesijoje. Prašau. Mes su Marium dar gerdami kavą persimetėm, jaučiamės kaip šiltam draugų susibūrimo vakarėliai. Tikrai labai smagu su daug kuo susitikt, apsikabint, pasikalbėt. Ir tikrai labai mūsų ruduo nefrologijoje, pradedant slaugytojų Europos dializių kongresų, vaikų nefrologų Europinio lygio kongresas. Toliau buvo jau tokios gal paprastesnės retų inkstų lygų konferencija, jau ne europinio, lietuviško pilstymo. Na, paskui galvoju, kad labai daug visko. Dabar šiandien mes čia lapkričio 16 visus kviesim į Kauną atvažiuoti. Praeitą savaitę turėjom 3 tikrai labai išskirtinius lektorius. Labai yra įdomu, kad visi 3 nefrologai, bet nuėję į mokslą. Vienas nefrologas iš Japonijos ir dabar dirbantis tik laboratorijose ir augina iš ląstelių, augina organoidus. Ir jis pasakojo, kiek dabar yra jau pažengta į priekį, tai jau yra užauginami ir glomerulai, ir kanalėliai, tik dar nepavyksta apaugintų kanalėlių, kurie vadinasi pretubuliniai kapiliarai. Bet tikrai pažanga didžiulė. Iš Vokietijos nefrologė, nuėjusi į mokslą, vadovauja Šarite ligoniniai didžiuliam institutui, kuris gamina ląsteles, ląstelių terapiją. Ląstelių terapiją mes girdim onkologijoje, ląstelių terapija panašu ateina į nefrologiją. Pirmiausiai į transplantaciją ateis, kad suleidus taip vadinamos T-reguliuojamas ląsteles, net jau švirkštai yra. Jie pagamina švirkštukus, tam tikros dozės suleidi ir reikia žymiai mažiau imunosupresantų vartot. Gaunasi imunotolerancija, nebeatmeta. Toliau kalbėjo irgi apie tą patį transplantacijoje, kaip su ląstelėm, tom pačiom T ląstelėm, Paul Hardenas iš Oksfordo irgi į vieną trailą turėjo, dabar sekantis vyksta. Tai taip kaip pasiklausai, ateitis yra tikrai labai įdomi. Tik tai sulaukimės tos ateities, nes tie karai aplinkui duoda savo tą tokį didelį nerimą. Tai o šiandien tikrai sveikinu ir profesorių, visą jo komandą ir visus čia susirinkusius. Mes šiandien kalbėsim tikrai vėl labai aktualiom ir tokiom galbūt labiau realistiniam temom, bet tas tikrai labai reikalinga, taip kad linkiu sėkmės. Ačiū labai tikrai smagi įžanga. Na ir tikrai ruduo toks parodė, kad Lietuva ir Kaunas ir Vilnius ir aišku ir kiti miestai labai atraktyvi šalis užsieniečiams, labai daug buvo dalyvių ir slaugytojų konferencijų, ir vaikų nefrologų konferencijų, ir taip pat praeitą savaitę
jūsų konferencijoje ir tikrai daug Dieve, kad taip išliktų viskas. Na, o kol pas mus ramu, tai labai smagu susirinkti ir aptarti kas naujo. Tai kviečiu pirmajam pranešimui mūsų gydytoja nefrologė, doktorantė Ernesta Mačioninė. Ankstyvoji diagnostika į lėtinę inkstų ligą. Prašau. Labą dieną visiems susirinkusiam. Iš tikrųjų, pradėsim konferenciją tokia kasdieninė nefrologų ir ne tik nefrologų, kitų specialybių gydytojų duona, tai yra lėtinė inkstų liga ir apie jos ankstyvąją diagnostiką. Tai iš tikrųjų lėtinė inkstų liga sukelia labai įvairios inkstų ligos, tiek glomerulopatijos, tiek akmenligė, lėtiniai pielonefritai. Ir prasidėjęs skirtingai šios ligos veda prie tokių bendrų pokyčių, tai yra glomerulosklerozės, kanalėlių atrofijos, intersticinės fibrozės. Ir tuomet jau tolimesnė lėtinės inkstų ligos eiga yra panaši. Tai yra vyksta inkstų pažeidimas, mažėja glomerulų filtracijos greitis, vystosi inkstų nepakankamumas, na ir kiekvienas šis reiškinys sukelia tam tikrų komplikacijų, vedančių prie mirtinų išeičių. Norėčiau pacituoti vieną studiją, tai yra KRMS studija, kuri buvo publikuota 22 metais Lanceto žurnale. Joje dalyvavo įvairios šalis, Europos, taip pat Kanada. Ir čia iš medicininės elektroninės duomenų sistemos buvo ištraukti pacientų klinikiniai duomenys, tai yra albuminūrija, kretininas, glomerulų filtracijos greitis ir diagnozių kodai. Na ir įdomu tai, kad čia tikrai didelės apimties studija, virš 2 milijonų pacientų, buvo diagnozuota lėtinė inkstų liga. Ir dar įdomiau tai, kad net 2 iš 3 pacientų lėtinė inkstų liga buvo diagnozuota atsižvelgiant į glomerulų filtracijos greitį ir albuminūriją, tačiau šios ligos kodų tie pacientai neturėjo. Tai rodo, kad gydytojai nebuvo diagnozavę šios ligos, nors pagal paciento simptomus, požymius jau ji turėtų būti diagnozuota. Taigi, ne visada liga iš tikrųjų yra pakankamai anksti diagnozuojama, o jos paplitimas tikrai gana didelis, nes 1 iš 10 pacientų turėjo lėtinę inkstų ligą. Na ir toliau remsiuosi 23 metų Gdigo lėtinės inkstų ligos gairėmis, kurios buvo pristatytos ir Milano RADTA kongrese, ir dabar greitų metu bus patvirtintos jau galutinė versija. Na, čia apibrėžimas lėtinės inkstų ligos labai nesikeičia, tai yra daugiau negu 3 mėnesius trunkantis inkstų struktūros ir funkcijos sutrikimai. Lėtinė inkstų liga toliau klasifikuojama pagal glomerulų filtracijos greitį nuo G1 iki G5 stadijos, išskiriant G3 A ir G3B, taip pat pagal albuminūriją. Na ir tie lėtinės inkstų ligos kriterijai apima glomerulų filtracijos greitį mažiau negu 60 ir taip pat inkstų pažeidimo požymis, kurie gali būti ne tik albuminūrija, tačiau ir histologiniai inkstų pokyčiai, struktūriniai pakitimai, kaip pavyzdžiui inkstų cistos, policistiniai inkstai, taip pat inkstų transplantacija anamnezėje, šlapimo nuosėdų pokyčiai ir kiti. Na ir Tarptautinė nefrologų asociacija sukūrė tokias 5 žingsnių rekomendacijas, kurios padėtų anksti identifikuoti ir gydyti lėtinę inkstų ligą. Tai pirmasis žingsnis apima identifikuoti rizikos grupės pacientus. Toliau tokius pacientus, kurie priklauso rizikos grupiai, rekomenduojama tirti. Na, toliau pasitvirtinus lėtinės inkstų ligos diagnozai stratifikuoti ir gydyti tokius pacientus ir nukreipti nefrologo konsultacijai. Taigi, pirmasis žingsnis tai yra nustatyti asmenis, kurie priklauso rizikos grupiai. Tai yra hipertonikai pacientai, sergantis cukriniu diabetu, sergantis širdies kraujagyslių ligomis, taip pat tie, kurių šeimoje yra lėtinės inkstų ligos atveju. Tačiau reikėtų nepamiršti ir tokių pacientų, kurie serga sisteminėmis ligomis, galinčiomis pažeisti inkstus. Tai yra ir sisteminė raudonoji vilkligė, nutukimas, taip pat genetiniai įvairūs susirgimai kaip autosominė dominantinė policistinė inkstų liga. Taip pat reikėtų įvertinti paciento aplinką, vartojamus vaistus, ar nėra kažkokių nefrotoksinių veiksnių galinčių sukelti inkstų ligą. Taip pat ar nėra šitam pacientui anksčiau buvę ūminio inkstų pažeidimo epizodų. Na ir kad ir kaip
sudėtinga, tačiau visada reikia stengtis nustatyti, kokia yra lėtinės inkstų ligos priežastis. Na ir tą padaryti rekomenduojama pasitelkus tyrimus. Tai, ką mes turime pirmiausia, turbūt echoskopija, įvertinti, ar nėra kažkokių struktūrinių pakitimų, cistų, akmenų inkstuose. Taip pat, tam tikrais atvejais, kada yra indikacijos, tai yra proteinūrija, pokyčiai šlapime, galbūt reikalinga inksto biopsija. Ką galim pasitelkti iš laboratorinių tyrimų, identifikuojant inkstų ligos priežastį, tai tarkim galvojant apie membraninę nefropatiją, fosfolipazės A2 receptorių antikūnai, taip pat galvojant apie vaskulito sukeltus pažeidimus ANKA, taip pat antikūnai prieš glomerulų bazinę membraną kartais yra daromi. Galvojant apie monokloninę gamapatiją arba mielominę ligą, svarbu atlikti serumo baltymų elektroforezę, kapą lambda laisvasis grandis. Dabar ateina ir genetiniai tyrimai, kurie jau prieinami yra. Galima atlikti dėl Alporto sindromo genetinius tyrimus, taip pat dėl nefrozinio sindromo, dėl židininės segmentinės glomerulosklerozės paveldimų tipų genetinius tyrimus. Visą tai padėtų identifikuoti lėtinės inkstų ligos priežastį. Antrasis žingsnis - reikėtų ištirti pacientus, kurie priklauso rizikos grupiai. Tai pirmiausia, tai yra įvertinti glomerulų filtracijos greitį, ir taip pat albumino kreatinino santykį šlapime. Ir jeigu albumino kreatinino santykis šlapime yra daugiau negu 3 mg milimoliuose ir glomerulų filtracijos greitis mažiau negu 60, taip pat reikia įvertinti, kiek lėtiniai šitie pakitimai yra, ar tai nėra ūminis inkstų pažeidimas. Jeigu lėtiniai, tuomet diagnozuojama lėtinė inkstų liga, jeigu trunka daugiau negu 3 mėnesius. Taip pat jeigu šitų pakitimų nerandama, bet pacientas priklauso lėtinės inkstų ligos rizikos grupiai, tuomet reikėtų pakartotinai vertinti bent kartą per metus tokį pacientą. Dar tyrimai padedantis įvertinti, kiek pažeidimas yra lėtinis, tai aišku pokyčiai echoskopijoje, ar nėra nefrosklerozės, padidėjusio echogeniškumo inkstuose. Taip pat jeigu daroma inksto biopsija, čia taip pat galima matyti ir glomerulosklerozės požymis, intersticinės fibrozės pakitimus. Ir aišku, jeigu neturim tokių duomenų, galima kartoti tiesiog tyrimus dinamikoje ir žiūrėti, ar pokyčiai išlieka. Jeigu daugiau negu 3 mėnesius, tai jau rodytų lėtinį pažeidimą. Ir toliau tokius pacientus rekomenduojama stratifikuoti, tai yra suskirstyti į tam tikras rizikos grupės. Čia yra lentelė, kuri jau ir ankstesnėse gairėse buvo minima, čia šiek tiek dar pildoma. Taigi, jeigu paciento glomerulų filtracijos greitis daugiau negu 60, albuminūrijos nėra, tuomet tiesiog stebime, tačiau jeigu jau glomerulų filtracijos greitis mažiau negu 60 ir albuminūrija vidutinio laipsnio, jau reikia pradėti gydyti. Toliau, jeigu jau paciento glomerulų filtracijos greitis mažėja mažiau negu 30, tuomet būtinai tokį pacientą turi konsultuoti ir gydytojas nefrologas. Ir atkreipkim dėmesį, jeigu yra albuminūrija, A3 stadijos, daugiau negu 30 mg milimoliuose, tuomet taip pat tokį pacientą turėtų pamatyti ir nefrologas, įvertinti, ar nėra indikacijų detalesniam ištyrimui. Taip pat reikalinga toliau tokius pacientus stebėti ir čia taip pat skliaustuose nurodytas vizitų dažnis rekomenduojamas, taip kad jeigu jau yra galutinių stadijų lėtinė inkstų liga, G5 stadijos, ir tuomet tų vizitų dažnis gerokai didesnis. Ir toliau, stebint pacientą dėl lėtinės inkstų ligos, taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kad jeigu glomerulų filtracijos greitis mažėja gana sparčiai, tai yra daugiau negu 5 ml per minutę per metus, tuomet tikrai reikėtų tokį pacientą parodyti nefrologui. Taip pat jeigu pakitimai neturi kažkokios aiškios priežasties, yra proteinūrija, hematūrija, taip pat jeigu yra sunkiai valdoma hipertenzija, jeigu išliekanti hiperkalemija, taip pat jeigu kažkokios paveldimos inkstų ligos įtarimas, taip pat tokį pacientą reikėtų nukreipti. Ir aišku, jeigu yra lėtinės inkstų ligos komplikacijos, kaip anemija, kaulų mineralų apykaitos sutrikimas, acidozė ir taip toliau. Daug kalbama apie glomerulų filtracijos greitį. Iki šiol aiškiai žinom ir naudojam vadinamą apskaičiuotą glomerulų filtracijos greitį, kuris gali būti skaičiuojamas pagal kreatininą arba pagal cistatiną C.
Yra internete įvairių skaičiuoklių ir laboratorijos taip pat paskaičiuoja, įvedus kreatinino koncentraciją arba cistatino C koncentraciją, dabar jau į formulę nebeįeina rasė, įvedus paciento lytį ir amžių, apskaičiuojame glomerulų filtracijos greitį, tačiau dabar vis labiau kalbama apie vadinamą išmatuotą glomerulų filtracijos greitį ir tai jau laikoma tokiu tiksliausiu aukso standartu. Taip pat turbūt kartais kyla klausimas, kada naudoti kreatinino, o kada cistatiną C. Aišku, rutiniškai pirmiausia pradedam nuo kreatinino koncentracijos ir pagal jį skaičiuojamas glomerulų filtracijos greitis, tačiau būna situacijų, kada šis tyrimas yra netikslus, tai yra kada paciento raumenų masė yra pakitusi, tai yra kada kachektiškas pacientas arba kaip tik atvirkščiai labai sportuojantis, kultūrizmu užsiimantis pacientas. Taip pat reikia žinoti, kad cistatinas C labai priklauso nuo uždegimo. Jeigu yra organizme aktyvus uždegimas, vėlgi cistatinas C gali būti iškreiptas ir neatspindėti glomerulų filtracijos greičio. Todėl tuomet reikėtų vertinti abu rodiklius, tiek kreatininą, tiek cistatiną C ir pagal jį skaičiuoti glomerulų filtracijos greitį. Toliau, jeigu yra indikacijos kažkokiem vaistam, kurie labai dozuojami atidžiai atsižvelgiant į glomerulų filtracijos greitį, tuomet rekomenduojama išmatuoti glomerulų filtracijos greitį. Įdomu tai, kad yra duomenų, kad nėštumo metu cistatinas C nėra geras rodiklis skaičiuoti glomerulų filtracijos greitį, kadangi jį dar gamina ir placenta. Ir įdomu tai, kad rekomenduojama, esant tikrai reikalui tiksliam glomerulų filtracijos greičiui turėti, galima net nėštumo metu išmatuoti glomerulų filtracijos greitį. Kaip jis yra matuojamas? Tai yra naudojama kontrastinė medžiaga, nedidelis jos kiekis, kuris suleidžiamas pacientui. Šitas kontrastinė medžiaga yra filtruojama per glomerulus, paprastai tam naudojamas ioheksolis ir tuomet po nustatyto laiko yra kartojamas kraujo tyrimas, paimamas kraujo tyrimas ir žiūrima, kiek tos kontrastinės medžiagos lieka. Ir toliau pagal tam tikras formulės yra nustatomas išmatuotas glomerulų filtracijos greitis. Tai ioheksolis, kuris paprastai yra naudojamas, jis yra filtruojamas per glomerulus, jis nėra sekretuojamas ar absorbuojamas kanalėliuose. Ir tas jo ekstrarenalinis klirensas yra pakankamai nedidelis. Ir yra toks sudarytas algoritmas, kaip reikėtų toliau, kaip reikėtų naudoti glomerulų filtracijos greičio skaičiavimą ar matavimą, tai pradėti nuo kreatininų grįsto glomerulų filtracijos greičio, apskaičiuoto. Tada, jeigu įvertinam, kad jis gali būti netikslus, galim papildomai pagal cistatiną C vertinti. Ir jeigu reikia dar tiksliau, tuomet išmatuojame glomerulų filtracijos greitį. Taigi, tos situacijos, kada reiktų naudoti išmatuotą glomerulų filtracijos greitį, tai yra, kai tas skaičiavimas gali būti netikslus, tai yra, kada labai tokios hiperkatabolinės būklės organizme yra, sunkios infekcijos, uždegiminės būklės. Taip pat esant pažengusiai cirozijai gali būti netikslu, esant padidėjusiam širdies nepakankamumui, kada didėja veninis slėgis, esant gydymui didelėmis dozėmis kortikosteroidų, taip pat labai trapiems pacientams. Ir taip pat, kai reikia labai tikslaus glomerulų filtracijos greičio, kaip pavyzdžiui inkstų donoram, kurie donuoja inkstus, tam, kad įvertintume, ar saugu jiems atlikti nefrektomiją. Taip pat, kada dozuojami didelio toksiškumo siauro terapinio lango vaistai. Ir aišku, tie metodai turi savų privalumų ir trūkumų, tai apskaičiuotas metodas, aišku, jis yra nebrangus, jį kasdien lengvai galime atlikti, tai plačiai prieinamas, tačiau gali būti netoks tikslus. Išmatuotas jis yra brangesnis, ne visur jį galima atlikti, Santaros klinikose dabar jau diegiamas šitas metodas, kad galėtume toliau juo naudotis. Dabar yra pasaulyje ir toks palengvinimas, tai yra sauso kraujo lašo mėginiai, kurie leidžia irgi patogiau įvertinti išmatuotą glomerulų filtracijos greitį. Bet privalumas, kad tikrai aptinka labai ankstyvus glomerulų filtracijos pokyčius, ir nepriklauso nuo daugelių kitų veiksnių.
Na ir čia mes taip pat keletui pacientų išmatavome glomerulų filtracijos greitį ir taip pat jį apskaičiavome pagal kreatinino koncentraciją. Na ir matom, kad iš tikrųjų yra kai kuriais atvejais gana nemažas skirtumas, kada glomerulų filtracijos greitis, tarkim, pacientui yra apskaičiuotas 15, o išmatuotas yra 25 ar net 40. Taigi, tų tokių skirtumų yra ir čia taip pat yra parodyta, kad jeigu, tarkim, išmatuotas glomerulų filtracijos greitis yra 60, tai apskaičiuotas jisai gali būti, su tam tikra paklaida. Ir ta paklaida gali būti gana plačiose ribose. Ir priimant sprendimus dėl gydymo tokių pacientų, kartais reikia to didesnio tikslumo. Ir taip pat dabar buvo ir Šiaurės šalių nefrologų kongrese pristatoma, kad netrukus išeis toksai konsensusas, kaip unifikuotai tiksliai atlikti tą išmatuoto glomerulo filtracijos greičio matavimus. Dabar šiek tiek dar apie albuminurijos ir proteinurijos matavimą. Tai pirmiausia, rekomenduojama identifikuojant rizikos grupės pacientus atlikti albumino kreatinino santykį šlapime, tai toks pats tiksliausias tyrimas. Jeigu jau yra šlapimo tyrime proteinūrija, tai tikslesnis būtų baltymo kreatinino santykis šlapime. Mažiau tikslus yra juosteliniai metodai ar tie automatiniai metodai. Ir rekomenduojama, kad jeigu jau pusiau kiekybiniu metodu aptikome proteinūriją, vis tik rekomenduojama ją patikslinti biocheminiais tikslesniais tyrimais. Ir jeigu albumino kreatinino santykis yra padidėjęs kažkokiame atsitiktinėme šlapimo tyrime, reikėtų dar kartą įvertinti tikslingai surinkus rytinį šlapimo tyrimą, vidurinę porciją, pagal rekomendacijas, kaip teisingai rinkti šlapimą. Taip pat, kas galėtų iškreipti tuos rezultatus, tai jeigu, pavyzdžiui, kartu yra hematūrija, didelis fizinis krūvis, kiti veiksniai skatinantis albuminūrijos padidėjimą, tai galim turėti tą klaidingai teigiamą albuminūriją. Ir tuo tarpu yra veiksnių, kurie gali didinti arba mažinti kreatinino koncentraciją šlapime. Todėl skaičiuojant albumino kreatinino santykį, vėlgi galim turėti netikslų rezultatą. Tai pavyzdžiui, kai vartojami tam tikri vaistai, kurie veikia kanalėlių sekreciją, glomerulų filtraciją, taip pat esant svorio pokyčiams ir tam tikriems kitiems veiksniams. Ir taip pat yra tokia skaičiuoklė, tai yra inkstų nepakankamumo rizikos kalkuliatorius, kur suvedus paciento duomenis, tai yra paciento amžių, lytį, taip pat jo glomerulų filtracijos greitį, galim paskaičiuoti, kokia to paciento rizika, kad po 2 arba po 5 metų šitam pacientui prireiks pakaitinės inkstų terapijos. Ir toje skaičiuoklėje jau yra automatiškai pateikiamas rekomendacijos, ir jos yra patvirtintos, kad jeigu ta rizika iki 5% per 5 metus, tuomet siūsti nefrologo konsultacijai, jeigu rizika dar didesnė per 2 metus, kad pacientui bus reikalingos dializės daugiau negu 10%, tai jau reikalinga tokia multidisciplininė priežiūra atsižvelgiant, įtraukiant ir dėl pakaitinės inkstų terapijos ruošimo, apie fistulės pradėti kalbėti. Ir jeigu jau daugiau negu 40% rizika, tai jau tokį pacientą reikėtų labai rimtai įjungti pakaitinės inkstų terapijos ruošimui. Ir taip pat dar derėtų nepamiršti, kad lėtinė inkstų liga yra didžiulis rizikos veiksnys kardiovaskulinių ligų išsivystymui. Ir dabar rekomendacijos nurodo, jog esant lėtiniai inkstų ligai nebereikia skaičiuoti pagal skoro skales kardiovaskulinės rizikos. Ir jeigu jau turime vidutiniškai pažengusią lėtinę inkstų ligą, tai jau skaitoma, kad kardiovaskulinių ligų rizika yra didelė. Jeigu jau turim labai pažengusią lėtinę inkstų ligą, tai tuomet ta rizika yra labai didelė. Ir dar kartą akcentuojant, kada siūsti nefrologui pacientus, tai kada turim G4, G5 lėtinės inkstų ligos stadiją, arba ir anksčiau, jeigu yra albuminūrija,
Na, taip pat jeigu greitai mažėja glomerulų filtracijos greitis, jeigu yra atspari hipertenzija, jeigu yra neaiškios kilmės pokyčiai šlapime, taip pat jeigu yra albuminūrija A3 stadijos, na ir tikrai nefrologai labai apsidžiaugtų, jeigu pacientai atkeliautų jau su atliktų šlapimo tyrimu, kraujo tyrimais ir inkstų echoskopija. Tai tikrai būtų labai smagu. Na ir apibendrinant, tai iš tikrųjų svarbu identifikuoti rizikos grupės pacientus, tirti dėl lėtinės inkstų ligos rizikos, kaip įmanoma stengtis nustatyti priežastį. Na, dabar daug kalbama apie šį išmatuotą glomerulų filtracijos greitį, taigi juo reikėtų tikėti tinkamai atlikus patį tyrimą. Na, taip pat teisingai matuoti albuminūriją ir proteinūriją, na ir laiku nusiųsti pacientą nefrologui. Taigi, dirbant tokią komandą, manau, kad tikrai galim nuveikti šitą tikrai naudingo pacientų labui. Ačiū.